Štai maždaug šitoks vaizdas pačios šventyklos. Vienas iš tų tokių 3 vaizdų turėjo būti ir šitos šventyklos. Akmenys aplinkui, stebėjimo aikštelės, stabai, vakarų pusėje esantis, tai yra perkūno, ten kaip tik kur saulė leidžiasi. Ir tas perkūno kryžius vėlai vakare ir reiškia vėl tą perkūnėjimą, viską, tai čia yra keli kryžiai, tai X-as. Ir tas X-as čia persipina į kelis X-us. Ir tai būdavo ugnis, žemė, vanduo, oras ir per vidurį laikas. Ir jeigu pasižiūrėti tos čia šventiklėlės formą, pavydalą, tai mes pamatytumėm kaip spiralę. Iš akmenų einančią ir pasibaigiančią maždaug ties šito kalno. Saulė greičiausiai gražiai ties jo viršaus leidosi. Tokie akmenys būdavo baltų šventovėse, reiškia išdėlioti spiralės formą. Spiralė reiškia atiteka į kiekvieną akmenį, atitekantis yra iš visatos sūkurinis laukas spiralės formos ir priešingos krypties spiralės forma ištekantis sūkurinis laukas iš kiekvieno akmens, nuo mažiausio iki didžiausio. Dabartiniai mokslininkai jau yra ištyrinėję ir pripažįsta, kad tie laukai egzistuoja, yra ir juos pavadina torsioniniais laukais. Lietuviškai tai sūkuriniai laukai. Taip, fizikai juos jau yra gerai ištyrę. Tokiu atveju, reiškia, baltų žyniai galėdavo prie akmens, prie aukuro, reiškia, atitinkamai sukomponavę akmenį, aukurą, kuriuo, reiškia, eina ugnies gabijos stulpas į viršų ir galingą ąžuolo aurą, arba tą stovinčią bangą, pagal mūsų fizikus, sukurdavo ryšio kanalą su visata, su kūrėju. Ir užtekdavo tik tai kiekvienam žyniui, kuris gamindavo pats savo lazdą, pasigaminti kaip anteną lazdą, atsistoti kažkurioje tai reikalingoj vietoj ir jau žynys nuskaitinėdavo visatos informaciją. Arba kaip buvo vadinama kūrėjo informacija. Čia to šventyklos likučiai išvartytų akmenų. Jeigu pasižiūrėti, tie gražiai taip visur išsidėlioja ir baigėsi arba prasideda ten toj proskinoj, kurioje ežerėlis. Ir čia daug labai yra, daug su visokiais iškalimais, o už jų jau yra velnio duobė ir tenai miestelis žinių. Didžiulė tikimybė, kad buvo. Visas šitą šventyklą yra vienoj vietoje, bet eina aplinkui akmenų vainikas, kur mūsų protėviai, kur mūsų žiniai įrėmino visą šitą kalną akmenų vainiku. Ir tikiuosi visokie žmonės neišrankios ir nesugriauš likusios šventyklos dalies. Va, labai aiškiai akmenų vainikas aplink visą kalną. Tai būtent buvo įrėminta ta šventyklos vieta, kur prasidėdavo, galėdavo įeiti greičiausiai tik vyriausiai žiniai ir žynės. Tik vyriausiai. Greičiausiai gal net vyrai net ir neįdavo. Nes iki pačiol pas moterų netgi periodas lietuviškai vadinas mėnesinės. Tai yra tas, vėl atspindysi tą seną pasaulį, kur moteris tvarkėsi ir gali būti, kad net vyrai tą šventyklą net ir neįeidavo. Toliau yra likučiai tų kitų akmenų, kurie turi ženklus. Ir vienas iš gražiausių akmenų, bendrai šitoj šventyklai, aš jį pavadinčiau Mindaugo akmuo. Yra iš savęs ženklas, karaliaus Mindaugo ženklas, bet tai yra gamtinės kilmės greičiausiai. Ir šitose vietose būtent karalius Mindaugas po to, kai priėmė krikščionybę ir kovojo
daugiausiai. Ir šitose vietose pralaimėjo. Ir kaip nebūtų keista, žemaičių getų pusę tuo metu palaikė totoriai. Totoriai ir palauciai, polovcai. Ir iš Volynijos netgi atėjo nežemaičiai tuo metu su Vykintu Ardilu sudarė sutartis karinės. Valstybinės pirmasias sutartis bendrai Lietuvos istorijai būtent sudarytos su šitų vietų gyventojais. Lietuvos dar tai yra maždaug 1216-1218 metai. Mindaugas įvedė karinę diktatūrą iš esmės. Įvedė karinę diktatūrą, nes jis buvo išrinktas kaip kovai vadovauti su krikščionybė. Bet pats priėmė krikščionybę 1253 metais ir tada iš jau Livonijos ordino sekė, ir jau prieš tai sekė vienas po kito armijai kariniai užpuolimai šitų teritorijų ir visą laiką buvo pralaiminėjama. Tai vienas iš didžiausių, tai yra nežinomoje vietoje įvykęs Saulės mūšis, po to sekė Durbės mūšis ir paskutinis 1260 sekė Skodo mūšis, kuriame jau siunčiama, nes iš esmės katalikų Šventoji Romos imperija įvesdavo tokį modelį. Valdovas, diktatorius, skirtas kovoti su krikščionybė netgi, būdavo su juo derybos pravedamos ir tada siunčiama pagalba karinė, kai jis priimdavo karūną iš popiežiaus. Ir Mindaugas lygiai tokį pat, Mindaugo modelis lygiai toks pat buvo, po karūnos iš karto sekė karinės invazijos iš Livonijos ordino. Ir vieną po kito, būtent vedami getų, Kuronis arba Kuršiai, kartu getai ir Kuronis su prūsais kartu sunaikino šitas armijas siųstas Mindaugui. Jeigu jos būtų pasiekusios, jos būtų sunaikinusios turbūt visą kraštą ir būtų masinės skerdynės panašios, kurios įvyko Centrinėje Amerikoje, kur iki 99% gyventojų buvo išžudyta. Tai dėka šitų žmonių, kurie šito šventykloje dirbo, taip sakykim, tarnavo žmonėms ir tautai, šito neįvyko. Ir Haličo Volynija, tai Haličas yra Galija, iš esmės. Vėl įdomus pavadinimas, niekad istorikų net nenagrinėtas, iš tikrųjų ne Haličo Volynijos, o Galija. Tariama ir rašoma taip. Buvo. Ir šičia Mindaugas 1260 metais, kiek aš spėjau, nes yra išlikę aprašymai iš Livonijos ordino kronikose, kad Mindaugas atsisakė karūnos ir buvo iš Vatikano atsista komisija aiškintis priežasčių, kodėl jis karūnos atsisakė. Katalikiškos. Taip, tai yra vienintelė galima vieta, kurioje Mindaugas galėjo atsisakyti karūnos, yra šita vieta ir mes dabar nueisim į tą vietą, kur greičiausiai nuo kurios jis ir išmetė tą karūną ir užsidėjo žolų vainiką prieš visą tautą. Tai šita dalis gali būti, kad šventyklos buvo skirta būtent surišta su valstybiniais dalykais kažkokiais. Tai būtent šita dalis prasideda galbūt ir šito dolmenų, kur buvo surišta su protėviais. Čia reikėtų daugiau mokslinio archeologinių tyrimų, kad būtų galima tas prielaidas patvirtinti arba atmesti ir kitokias prielaidas iškelti. Tai, bet šičia, kodėl aš spėjau, todėl, kad Mindaugas šitose vietose kovojo ir buvo sužeistas netgi. Prie įvažiavimo yra net sužeidimo vieta. Tai yra istoriniai faktai, išlikę yra aprašymuose.